Žvejai mėgstantys ir reguliariai naudojantys Haldor produktus tikriausiai pastebėjo, kad beveik kiekvieną savaitę pristatome kokią nors naujovę. Tai nėra atsitiktinumas, nes mes perėjome į aukštesnį lygį ir tvirtai siekiame, kad Haldor produktų asortimentą papildytume naudingomis smulkmenomis ir priedais, kurie palengvina žvejų darbą ir tuo pačiu yra už prieinamą kainą. Masalo adatos negali trūkti nei vienoje žvejo dėžutėje. Šie 5 skirtingi variantai, mano nuomone, patenkina visus poreikius. Tarp jų yra itin plona ieties formos, itin plona su sklaščiu, yra grąžtas ir yra pailginta, peivėjo maišeliams bei pailgiems masalams užverti tinkamas sklaščio tipo adata. Tyčia palikau šią ypatingą fuzetę pačiai pabaigai, kurią atskirai parodysiu, kaip reikia naudoti. Bėgant laikui, dėja, žmogaus regėjimas prastėja ir ne visada lengva pataikyti į pačias mažiausias skylutes. Beje, anksčiau parodytas įrankis labai padeda šioje situacijoje. Šią specialią fuzetę perkišus per nosies žiedą, laisvą valo galą galima lengvai įkišti į šią kilpą, o ją atgal patraukus, valas jau būna pervertas per nosies žiedą ir apvijos pritvirtintos. Dabar valą taip pat daug lengviau galima įverti ir į plonas silikoninės vamzdelės. Kas anksčiau buvo tikra kančia, dabar tai yra vienas paprastas judesys. Iš kitų 3 naudingų įrankių pirmasis yra dantytas valo žirklės. Su šiomis žirklėmis galime kirpti net ploniausią pintą valą beveik milimetras po milimetro. Dėl dantytos briaunos žirklės nestumia valą prieš save, o lengvai nukerpa jį vienu judesiu. Tai yra mazgų ir valo įtempimo įrankis, pavyzdžiui, galinių kilpų tvirtinimui. Arba taip pat puikiai tinka kabliukų mazgų tvirtinimui. Kitas naudingas mažas įrankis – tai valo apvalkalo nuėmėjas, kurio lengvai galime nuimti dangą nuo 0,2, 0,3 ir 0,5 mm storio pintų valų. Čia tarp peiliukų arba tarp ašmenų įtvirtintą pintą valą tvirtai laikome iš kitos pusės ir tempiame. Kaip matote, jis gražiai nuima, nulupę dangą nuo valo. Be praktiškumo lygiai taip pat svarbus ir estetiškumas bei gera išvaizda. Kaip matote, šie taip pat parduodami mėlynos ir juodos spalvos, kurios dera prie Haldor produktų. Tungsten, tai yra wolframu pasunkintos didelių karpių smulkmenos, savo kategorijoje atitinka aukščiausią kokybę. Jie yra daug atsparesni, daug tvirtesni, elastingesni nei tradiciniai plastikiniai kabliukų suktuvai, gumos kūgiai ar bet kokie kiti įrankiai, o dėl wolframo jie taip pat yra aplinkai draugiški, pasverti komponentai. Guminiai rutuliukai arba guminiai stabdikliai yra labai populiarus naudojant galinius įrankius. Šioje srityje išsiskiria Tungsten Swivel Beds, labai praktiškas ir gerai suprojektuotas guminis stabdiklis. Įdomu tai, kad storesnioje pusėje yra įpjova, į kurią lengvai galima įstatyti suktuko žiedinį galą ir taip jau užfiksavome jį vietoje. Mažesnis dydis puikiai tinka Metwod tipo šėryklelių fiksavimui, o didesnis boilių švinams ir galutiniams sistemoms. Tungsten ovale Bed tai wolframu pasvertas guminis stabdiklis ir karoliukas viename, kurį galima įsigyti 4, 6 ir 8 mm dydžiais. Jo paskirtis, užmaltas ant kabliuko pavadėlio, neleidžia jam pakilti, ypač kai naudojame plūduriuojantį masalą. Mažesni dydžiai puikiai tinka kaip masalo stabdikliai užmauti ant plauko pavadėlio, kur jie taip pat gali reguliuoti plūduriuojančio masalo kilimą. Taip reikia užmauti ant kabliuko pavadėlio, bet prieš gaminant pavadėlį gerai pagalvokime, ar mums to tikrai reikia. Nes kai jau pavadėlį pagaminome taip, kad gale užlišome kilputę, dėl to, kad ši gumos rutuliukas gana standžiai laikosi, jį per tą mazgą labai sunku arba beveik neįmanoma perstumti, todėl visada juos reikia užmauti iš anksto. Tačiau turime sprendimą ir tam atvejui, jei pavadėlį reikia apsunkinti vėliau. Tam yra čia Tungsten Putty, tai yra aplinkai draugiška wolframo pasta, kuri gali būti minkoma pagal poreikį.
Nulaužus gabalėlį, uždėjus ant pavadėlio, galima gražiai suformuoti taip, kad nenuslystų nuo jo. Štai taip, gražiai. Ir štai jau turime apsunkintą pavadėlį, ant kurio svarelis buvo uždėtas vėliau. Iš tos pačios volframu apsunkintos svertos medžiagos pagaminti ir šie greito jungimo uždengimo guminiai kūgiai. Jos yra daug minkštesnės nei tradicinės plastmasės, bet tuo pačiu itin patvarios ir jas lengva užmauti ant susegimo, nereikia vargti. Iš šios specialios volframu apsunkintos medžiagos gaminamas ir kabliuko pasukėjas. Beje, tam siūlome 2 skirtingus tipus. Yra trumpų ir ilgų kotų variantai ir žinoma, jie prieinami L ir M dydžiais, kad atitiktų kabliukų dydžius. Spalvoti kabliuko pasukėjai tampa vis populiaresni, ypač kai naudojame spalvotus pop-up masalus. Pagal poreikius mūsų asortimente taip pat yra tokia galimybė. Vienoje pakuotėje rasite raudonos, geltonos, rožinės, baltos ir žalios spalvos variantų. Paskutinis produktas, kurį norėčiau parodyti, yra praktiškas masalų stabdiklių rinkinys. Jame yra 2 plokštelės. Iš šių masalų stabdiklių jau yra milijonai rūšių, bet būtent šiuos atrinkau ir įdėjau į šį rinkinį, nes jie yra mano asmeniniai favoritai. Tarp jų yra trumpas V formos stabdiklis, ilgas V formos stabdiklis ir klasikinis ilgas grūdėtos formos rutulinis stabdiklis. Jei kuris nors produktas patiko, jį rasi mūsų internetinėje parduotuvėje arba pas mūsų partnerius, kurie prekiauja Haldor produktais.